Na, laukia kovingos varžybos. Su Žalgiriu visada yra įdomu žaisti. Kaip ir turėjom 2 lygiąsias, 1 pralaimėjimą, todėl bandysim šį kartą laimėti. Kaip ir minėjai, žaidėt su Žalgiriu 3 kartus, tai kurios iš tų rungtynių labiausiai įsiminė tau? Na, turbūt, kad pirmos, nes buvo daug įvarčių, daug momentų ir 3-3 baigiam, tai... Grįžtant dar į praėjusias rungtynes su Kauno Žalgiriu, ten pelnei savo pirmąjį įvartį vilkint Sūduvos marškinėlius A-lygoj, tai kaip prisimeni tą visą situaciją, kaip pavyko tą kamuolį į vartus pasiųsti? Na, atsidaryti visada yra malonu, nes pirmas įvartis ilgai lauktas jau, o pavyko tai, ką vienas buvo aikšteliai ir tiesiog krito sėkmingai kamuolys ir įmušiau. Pastaruoju metu komanda muša mažai įvarčių, tų progų atrodo yra, kai manai, kas nepavyksta, kodėl nepavyksta to kamuolio į vartus pasiųsti? Na, kartais sėkmės pritrūksta, kartais ir išpildymo, bet bandysim tą pakeisti ir kitose varžybose įmušti. Ir dabar vėlgi rungtynės su Žalgiriu, čia lengva niekada nebūna, tai kokie pagrindiniai akcentai prieš tas rungtynės? Nu jo, su Žalgiriu, kaip sakot, nėra paprasta žaisti, jie kontroliuoja tą kamuolį gerai, bet mes turim savo planą, kurį bandysim įvykdyti ir laimėti. Kuriuos pagrindinius Žalgirio žaidėjus galbūt išskirtum? Na, Kendišas, Antalis daug dabar muša įvarčių, tai šios 2. Ir su Žalgiriu jau žaidėt, kaip ir tada minėjai, 3-3, parodėt, kad galite įmušti, paskui 1-1 tokios klampesnės rungtynės, tai kokiu galima tikėtis vėlgi Marijampolėje sekmadienį? Na, kaip sakiau, bus kovingos varžybos, tai pamatysite aikštėje. Ir pats esi dar priklausantis Vilniaus Žalgiriui futbolininkas, ar kažką reiškia rungtynės prieš juos? Žaidžiu dabar Sūduvą, tai man yra svarbu laimėti kiekvienas varžybas, todėl nėra svarbu ar prieš Žalgirį, ar prieš ką kitą, svarbu laimėti. Jau paminėjom ir tą paskutinę tokią sunkesnę atkarpą, nemažai tų pralaimėjimų, kaip pačiam ar slegia psichologiškai tie pralaimėjimai ir kaip komanda atmosfera? Aišku, spaudžia, yra spaudimas, nes į daug nelaimėtų varžybų reikia taškų, kad išlikti lygoje, bet mes bandom pakeisti tą ir laimėti. Ir Sūduvos treneris Dovydas Lastauskas praeitais metais minėjo, kad su Žalgiriu dažniausiai aikštėje būna partizaninis karas, esu kalbinęs ir Ernestą, ir Vaidą Slavicką, jiem tos rungtynės išskirtinės, ar šitie žmonės, kurie klube jau yra seniai, perdavė tiem naujiem žaidėjim, kad su Žalgiriu visada yra principinės rungtynės ir kad čia reikia atiduoti visas jėgas? Be abejo. Paskutinėse rungtynėse su Kauno Žalgirio atmosfera buvo bene geriausia, galbūt stadione šiais metais rungtynių pabaigas ir galiai stūmė komandą į priekį ir bandė padėti jai laimėtos rungtynės, tai galbūt kokią žinutę norėtum pasiųsti sirgaliam, kad jie ateitų sekmadienį ir palaikytų komandą? Taip, mums svarbus labai palaikymas šiuo sunkiu laikotarpiu komandai, tai kviečiu visus ateiti ir palaikyti mus.